Aš šitoj salėje lankausi labai senai, ko gero nuo studijų laikų, ir bėgdavau net iš paskaitų ar seminarų. Ir pirmas, ką aš atsimenu, iš kur pabėgau, tai yra į ką pabėgau, tai yra į Bergmano Žemuogių pievelę. Žiūrėti, ar tai buvo retrospektyva, ar tik tai buvo repertuarinis filmas, aš neatsimenu. Bet mėgdavau labai sėdėti pirmose eilėse ir mane tai paskatino galbūt Skirmantas Valiulis, kuris aš visą laiką įeidama į salę, aš žiūrėdavau, ar pirmoje eilėje kampe prie sienos nesėdi Skirmantas Valiulis, mano dėstytojas, kuris mane ir pripratino prie filmų. Ir jisai sėdėdavo visą laiką pirmoje eilėje kairiai pusėje, ir jeigu jisai sėdėdavo, vadinasi, viskas gerai, šitas filmas yra geras, ir galėsiu aš su juo pašnekėti kažką apie tą filmą, apie matytą filmą, apie anksčiau matytus filmus. Ir aš galvodavau, kad jisai sėdėdavo galbūt šiek tiek dėl prastesnio regėjimo, bet kadangi ir pas mane irgi nelabai geras regėjimas, aš sėdėdavau pirmose eilėse. Ir man labai patiko vienas paaiškinimas, ko pirma eilė yra geresnė, ko pirmo eilė kėdės yra geresnės negu paskutinėse. Tai yra Bertolučio filmas Dreamers, atrodo, Svajotojai, ir ten pagrindiniai veikėjai visą laiką Cinematekoj Paryžiuje sėdėdavo pirmose eilėse, ir kai jų paklausė šito, mano atsakymas lygiai toks pats. Kai žiūri filmą, kai filmas išeina, ir jisai kol nueina iki galo, tai jisai nusidėvi tas vaizdas iš kino ekrano. Tai va, kad nenusidėvėtų vaizdas, mano artimiausios ir mylimiausios kėdės, tai yra pirmose eilėse. Aš dažniausiai mėgstu ateiti į šitą salę viena, nes dažnai tai būna rimtesni filmai, kuriuos reikia žiūrėti susikaupus. Į kitus kino teatrus, kurie pasižymi tokiu lengvesniu turiniu, galima su draugais ateiti, kartu pakvatoti, pašnekėti kino seanso metu. O Skalvijai tai yra rimtesni filmai, ir todėl dažniausiai jos reikia žiūrėti vienai.